Labas rytas, laba diena, labas vakaras. Paukščiukų nebelabai girdime. Daugiau pašalinių garsų. Pradėkime savo savaitę užtikrintai, nuostabiai. Pirmadienis, nauja savaitė. Mes dar nedirbame, mes dar esame namie. Kodėl mes nedirbame? Todėl, kad dar iškyla įvairių trukdžių vadinamų, apie kurias tiesiog šiandien labai nekalbėsime, nes jie mums nėra labai svarbu. Tai va, šiandienos darbai yra labiau paprasti. Pirmiausia yra nuobodus darbas, tai yra susitvarkyti savo kambarį ir visus namus, ta prasme. Kitas darbas yra nuvaryti autoservisą ir nusipirkti lemputę, todėl reikės dar tai susitvarkyti. O taip visą kitą šutliuosime per savo dieną. Todėl, draugai, turime savo epizodą, džiaugiamės gyvenimu, nuveikėme kažką ypatingo, šokau į dušą, nusiprausiau iš karto. Toks geras jausmas, taip, o, kai dirniuoja. Normaliai. Tikiuosi jūs turite nuostabią dieną. Džiaugite savo gyvenimu, tiesiog darote tai, kas jums patinka. O jei ne, tai tikiuosi pradėsite daryti tai, kas jums patinka, nes tai yra svarbiausia ir plius atsiminkite, kad vasara bėga, tikrai bėga. Ir mes galime tai pastebėti per savo epizodus. Tiesiog stengiamės išnaudoti kiekvieną dieną. Susitvarkiau namie, iš tikrųjų dabar namai švarūs, tvarkinga, tai yra labai nuostabu. Taip geras, neįsivaizduoju. Ploja mašina penktadienį, vėl visą purviną belė kaip. Na nieko, kai pavažinėjai kaimą, taip visą laiką būna. Namų ruošos darbai padaryti. Tada paėmėme, išmatavome sesės kambarį. Tenai eina, kadangi atsinaujina visą kambarį, ten neįžiūrite visus epizodus, tai žinote, kad ne ten tvarkosi. Nu ir aplamai pas mus namie dabar vyksta tie visi remontai. Taip, išmatavau jos stalą, nes ten atkilijos paviršių kažkokią ten plevelę ir kokią ten lipnį juostą, žodžiu, kažkokią ten ornamentai, nežinau, žodžiu ką, bet reikia išmatuoti. Dar spintą išmatavau, viso. Šitie darbai padaryti. Dabar reikia pažiūrėti, ar aš dar turiu stikliukų. Yra. Tai yra labai gerai. Reikės nuvaryti į senukus, pirkti dar moment klijų, pabaigti klijuoti va šitą va skylę ir kaip ir fara bus sutvarkyta, tvarkysime, manau, bus gerai. Tada reikės pasikeisti šitos trumpas šviesas. Tokių kaip ir darbų turime. Man tai labai patinka, kai esame užsiėmę ir kažką veikime. Tiesiog nuostabu, bent jau man. Nežinau, ar labai įdomu, bet toks dienas. Palyjo biškį, dabar žiūrėjau, ateina saulutė, tai yra labai gerai. Pritupiau, maždukas, paėmiau, nuvežiu sesiją iki senukų, pasižiūrėjo ten liepnios tos plevelės vadinamas, kad kliuo tenai šitą ant stalų ten vadinamas rada lygiai ir tai, ko nori, bet negalėjau įsirinkti, tai sakau, tiesiog nusifotkink, tada su mama apsitarsiu ir paskui nusipirkti. O dabar priskrovau pilną mašiną depozito, reikės varyti priduoti, dar žinoma užsukti, nusipirkti lemputę tą vadinamą. Mamai dar reikia nuvežti tapkės vienos darbui, nes net tas susidėti, sakė, labai smunka, tai reikia, kad pasikeistų. Žinoma, dar šiukšles išvešime iš namų. Žodžiu, toksai pirmadienis, nauja savaitė pradėta užtikrintai, tvarkingai ir tiek tvarkomės, viską daromės, tai yra labai gerai. Tai šiandien pasportuosime taip gerai ir bus tokia savaitė tikrai stipriai pradėta. Toks ir epizodas, tokia paprasta Lietuvoje diena. Lietuvoje, ne? Šildį iškart geriau net. Pridavėm tarą, gavome 12 eurų. Tai neblogai. Porą kartų net buvo užlūžęs tarmatas, sako, daugiau nemės tokių šlapių butelių, sakau, supratau. Vieną jau, nupirkau maišų gerų, nes lietuviškai maišai kitus ten dėjau tarą, tai plyšta išpakuojant maišą, tai kažkaip, ką žinau. Tai dabar gerų paėmė maišų, gal šitie geriau laikės, nes tai buvo užsiknisimas, blem. Nes šį maišiuką iškart visas plyšta toksai, jo. Spirkame lemputę, pasikeitėme jau lemputę, tai yra labai gerai. Mašinai biškį alaus kvapas yra, dėl to, kad skarboninis, kai veži, tai biškį būna išbėga karts nuo karto, dėl tai biškį blogai, bet niekam. Dabar reikės paskambinti Simui paklausti, kur jisai yra, kaip kas yra, dėl to, kad pas jį yra mano kameros stovas, reikės nuvaryti pasiimti iš jo jį, jei jisai galės man įduoti. Ir tada, manau, grįžime jau namo. Dar turi klasiokas, kiek žinau, atvaryti, tai žiūrėsime kaip kas. Žiūriu maksimum vienas Pokemonus, dar lošia, žiūriu Pokemonai dar vis egzistuoja ir dar žmonės žaidžia, tai yra nuostabu. Vis dėlto neskambinu dar Simui, bet grįžau namo, nes draugelis paskambino, pas mane buvęs klasiokas Modė Kačelka, a.k.a. Sako, atvarau pas mane, nes jis baigė darbą, tai va, parašiau viską, ko galbūt jam reikia, nesakė kažką su šitų dalykų, bet tiksliai nežinau ką, todėl viską parašiau, kas gali būti reikalinga. Vienas laidas mėlynas, baltas, adapteris iš mėlyno į HDMI, viską parašiau, nežinau, kurio jam reikės. Ar iš vis tikslas vienas iš jų. Sakė, gal ir monitorius reikės, tai nežinau, iš tikrųjų, ko jam ten tiksliai reikės, bet žodžiu atvaris, viską pasakys ir aišku bus.
nekančiu dažniausiai klijuoti, nes blem visas rankas taip susklijuoja belė kaip, net nežinau, dabar jau nusėmiau, biškį net lūpą buvau susklievęs, kai krito klijų bandžiau nuimti. Tas laikas sakliais, man visą laiką kažkas nutinka. Atvarėme dabar į veterinariją, nupirkam triušį biškį pavalgyti. Jei savaitį, manau, kai užteks mažiau gal, bet turėtų. Dabar varome, manau, gal benzaus įpilti, kad būtų pilni bakai. Tada reikės bandyti vėl Simui skambinti ir žiūrėti, ar jis gali ar ne, nes kol kas tai tikrai jisai dingęs biškį. Tai va, pasportavau, sukapojau visas malkas, viską suvežiau, viską pasidariau, tai yra labai gerai. Pasidarėme tiek daug nuostabių darbų namie. Tai didžiausias pliusas, nežinau, tokia šiandien hiperaktyvi ir nuostabi diena. Dirbame, viską darome, tai yra labai gerai. Beliko mašinį spėlti, bet tai jau darysime rytoj. Kas jau kai var. Tausme gerai, va, taip, pasidirbau viską, tada taip pasportavau, pasidariau preso, krūtinės pratimus, visus šitos dalykus. Aurimui, davai, lendam su dviračiais. Jis iškart pasakė taip ir labai gerai. Dabar varysime iki Simo, pažiūrėsime, ar jis namie pasimsime stovą, tada nuvarysime prie 5, pasportuosime ir panašiai. Žodžiu, viskas yra labai gerai. Tiesiog toliau tęsime savo dieną. Nežinau, mėgaujame savo dieną, nes jinai yra tikrai labai nuostabi. Does she know why she's keeping her eyes on me? I keep a look professional. Somebody might see yaddy. She taking fun. Pasiėmėm stovą iš Simo. Tai yra gerai, bet dirba žmogus. Tai va, atvarėm Sauriakui dabar ant turniuko biškį pasportuoti ir taip tiesiog leidžiame gerai laiką, kalbame, tai yra, nu, tobulą, tikrai tobulą. Aplamai labai nuostabi diena. Vlog atžvilgiu gal nelabai, bet aplamai tai viskas liuks. What you say like you know who I am now. Got a nice pic, got it like this. Get my good side by the way that the light hits, yeah. Down by the me camera shot, no, not probably. Hit 'em with the blue steel and the late tea. Great, pretty soon you're gonna see, baby. Be looking good, you can put it on any filter. And pick the wrong one and I ain't gonna kill ya. But keep taking them shots and I might have to steal ya. Back to the crib while we go and get familiar. You've been getting pretty good at taking shots. Some while I'm looking, some while I'm not. But I'm game to go and make it hot. If you finna pop it, then I'm not afraid to stop while you're taking some. Gėda. Nežinau, iš pradžių viskas normaliai, nujungia ir viso. Keista, bet dar vis tiek padarysime dabar kokių. Tai galim pristraukimus, tada vėl judėsime kažkur. Tai va, mes norim perduoti linkėjimus visiems vlogeriams. Ir norim pasakyti, kad visiems labai patiko išleistųjų vlogas, tokių daugiau. Ir linkime Aivarui kada nors paragauti alkoholio. Gyvenimas yra gražus! You go out sick sometimes and I just don't know why. Yeah. But it's taken us this far. Yeah. We've been drinking, so I called a cab. Get back late and hit the bed. Yeah. You tell me things could get much worse now. No. And this is what I said. Yeah. Give me that loving, baby. Give me that loving, girl. Šiandienos dienos epizodas baigtas. Su Aurimu tiesiog pasibuvom taip neblogai. Pavažinėjome, susitikėme va dar neblogas merginas. Papajakavo, biškį pasakė porą žodžių. Kaupiesi, ne backflipui. Aurimas nori backflipą padaryti, bet niekaip negali padaryti. Taip jis visur padaro, bet ant žalės bija biškį. Tai kaip ir sakiau, su jumis pabaigė mokyklą, va, pasakė palinkėjimą tokį lengvą. Iš tikrųjų, nu, nuostabios merginos iš dalies. Kaip ir sakiau, buvo nuostabi diena, pavažinėjome, viską paveikėm, nu žodžiu, tobula, tikrai tobula. Dažnai pasikartojame, dažnai sakome tą patį, bet ir manau visi pripratę esame, todėl viskas yra labai gerai. Žodžiu, draugai, viskas iki. Gyvenimas yra gražus. Jis tikrai yra toks. Dar viena diena bus. Viskas liuks. Rytoj net nežinau iš tikrųjų, ką labai veiksiu. Mes pamatysime rytoj. Siekit savo tikslų, mylėkite save, mylėkite kitus, dalinkite mano kanalą savo draugais. Ir susimatysime rytoj. Iki.